Labą dieną. Sveikiname atvykę į klausimėlio laidą lietuviškąją versiją. Šiandien mes klausime Lietuvos gyventojų įvairių mįslių ir pamatysime, ką jie atsakys. Martian. Hello, mes filmuojame interviu, ar norėtumėte nusifilmuoti? Nelabai čia. Tik vieną klausimėlį. Žiūrėkite, jokių fotografijų, ištrinkit greitai viską. Kolegė, klausimą, prašau. Klausimą. Vieną klausimėlį, labai greitai tada, be kamerų. Tik vieną klausimėlį, labai... O dieve, jūs viskas gerai. Ką, jas pagrabėm šitas gal moteriškas? Vieną tik Oi, ne. klausimėlį tada Tik gerai. klausimą, už klausimus nevogė. Klausimą, kolegė, užduokit. Nu, daug klausimų. Jeigu gerai į mįslę atsako, tada jums padovanosime tą mašiną. Nu, sakyk. Gerai. Tai mįslė. Nosis kaip straubliukas, ausys sparnai. Jį gerai pažįsta Afrikos vaikai. Kas? Šitas geras. Per naują galima? Gerai. Nosis kaip straubliukas, ausys kaip sparnai. Jį gerai pažįsta Afrikos vaikai. Badas gal? Kas toksai? Aš tai manau, kad drambliukas. Šaunuolis, gerai, kuris čia kaip ponė jūsų vardas yra? Aš žaliagalvis. Žaliagalvis, o čia yra žalianosis, kaip suprantu tada. Tai šaunuolis žaliagalvis, tu gerai atsakei. Bemsas kur mano. Pakelti kas? Bėgam, kolegė. Ramūnė, bėgam. Oi. Paimti vešim mišką. Oi, svaigsta galva, negaliu, berniukai, vežkit mane, vežkit. Kaip blogai. Į mašiną įdėt, aš nesuprantu, jos vis šiknos gabalas kabo. Gerai. Skambinu žmogui. Klausau. Labas. Aš Labas. skambinu dėl to Mercedeso skelbimo. Labą dieną. Štai čia aš, Ramūnė. Grįžome po sunkių trikdžių, bet mes toliau pratęsime laidą klausimėlis. Laukite tęsinio. Đêm nay vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình tang tang ting tang. Sveiki, čia mes laidą filmuojame. Ar norite nusifilmuoti porai klausimų? Ne, dėkui, žinau. Ne. Kaip jūsų vardas būtų, ponia policininkė? Rėjus Šunskas. Labai malonu, aš Ramūnė. Ar jūs sutiktumėte sudalyvauti laidoje klausimėlis? Gali. Žinoma. Tai tada mes jums užklausim vieną klausimą, tai bus mįslė ir jūs jį turėsite atsakyti. Ar jūs pasiruošęs? Nu, davai. Gerai. Matau, negirdžiu. Jeigu girdžiu, tai nematau. Kas?
Jeigu matau, tai negirdžiu, bet jeigu girdžiu, tai jau matau. Matau, negirdžiu, bet jei girdžiu, tai nebematau. Iliuzija. Čia toks oro tipas būna. Iliuzija. Ai, oro. Vėjas. Panašiai. Arti. Audra. Labai arti, labai arti. Perkūnas. Taip, va, ir atsakėt. O. Labai šaunu matyti, kad mūsų tokie Lietuvos policininkai yra protingi Lietuvoje. Ir paplokime šiam jaunuoliui. Gal šis ponas policininkas galėtų paploti? O. Va. Bravissimo kolega. Sveiki, ponė. Sveiki. Ar norėtumėte nusifilmuoti mūsų laidai klausimėlis, reiktų myslę atspėti? Nu nežinau, nu gal. Pabandykim, Na, visai pabandykime smagu. gal. Turim vieną klausimėlį. Taip, Gerai, ar jūs pasiruošęs? nu galim bandyti. Gerai, mįslė skamba taip. Gyvena be kūno, kalba be liežuvio. Niekas jo nemato, bet kiekvienas girdi. Gyvena be kūno, kalba be liežuvio. Niekas jo nemato, bet kiekvienas girdi. Garsas? Panašiai jau šilta. Nu balsas tada. Ne balsas, kartojasi, žinokit jis. Aidas? Taip, teisingai, na. O, nu ir koks prizas? Pajus. Paplojimas. Galit rinktis iš prizų. Gerai? Šiekit, aš jums siūlau Redwood cigarečių, šieptuvėlį vieną, sumuštinį vieną arba apelsinų sulčių. Apelsinų sulčių. Super. Oi, atsiprašau. Pala dar turiu. Prašau, skanių jums sulčių ir gero vakaro. Nu dar jis nusimatys geras, reikia nusipirkti mašiną. Ok, bye bye. Iki. Tai, mes iš čia esame. Jau yra pabaiga klausimėlio laidos. Mūsų nuomonė, šio miestelio gyventojai yra gerai išprusę ir labai mandagūs žmonės. Laukite kito tęsinio.